Naujaisiais laikais įvyko pramonės perversmas. Jo metu buvo sukonstruota nepaprastai daug prietaisų. Sukonstruota verpimo mašina, mechaninės audimo staklės. Džeimsas Vatas išrado garo mašiną. Nutiesti pirmieji geležinkeliai, kuriais riedėjo pirmieji lokomotyvai ir garvežiai. Aleksandras Grehemas Belas sukūrė pirmąjį telefoną, o Tomas Edisonas išrado elektros lemputę, padaryta pirmoji fotografija. Nauji išradimai ne tik paspartino bei palengvino darbą, bet ir sumažino darbo kiekį. Darbo kiekio sumažėjimas tolygus atlyginimų mažinimui, todėl žmonės vos užsidirbdavo pragyvenimui. Fabrikuose tekdavo dirbti ir vaikams, o darbo sąlygos buvo itin kenksmingos sveikatai. Sparčiai daugėjo fabrikų ir gamyklų, tuo tarpu daugelis žmonių gyveno nušiurusiuose pastatuose. Naujųjų laikų pabaiga siejama su pirmuoju pasauliniu karu. Apie kokius naujųjų laikų kūrinius ir išradimus sužinojote? Išvardinkite juos.